Teko jumi pažinti. Ką tokie? Vodzinską Eduardą. Pažinojau. Tai jisai atvažiuodavo, tai įsikalbinėjo mane, kad aš geologijos būrelį čia organizuočiau ir rimčiau. Sakau, tai kaip jis nenusimanau, tai ką aš čia su juo veiksiu. Nu kaip nors, vat aš pat... Tarp kitko, Gaigalo jaunystės laikų nuotrauką turiu studentiškų metų. Nereik? Reik. Vienu žodžiu taip, visa istorija. Ten buvo tokių mokslo guzų, kurie nekreipdavo į merginas dėmesio. O vienu žodžiu taip, geologam nerūpėjo, jiem rūpėjo tik geografis, o mum irgi tik tai biologai, ten tik 2 vyrukai buvo, jie irgi nerūpėjo, bet mum rūpėjo irgi geologai. Tai su visais mes ten susidraugavom, nu kaip su broliais, kitaip pasakius. O Gaigalas ir Sakalauskas, amžinai nuotraukos garbės lentoj fakulteto būdavo ir jie į mus nekreipia jokio dėmesio, o mums reikia iš kelio išvesti. Tai mes vogdavom iš garbės lentos tas nuotraukas. Tai Kęstučio nežinau, pas ką pateko, tai Gaigalo ne vieną pavogėm, tai vieną iš ar 3. ar 4. kurse buvom, tai vieną pas mane pateko iš garbės lentos. Tai vienu žodžiu tenai ta nuotrauka yra profesionalo fotografo, nemėgėjiška ir pagal tuos laikus, tai vienu žodžiu aukštos kokybės, pagal tuos laikus ta nuotrauka. Tai va šitokia buvo nuotraukyti ir saugau iki šiol.